Ne, viską perskaityk. Labas, žiūrovai ten visą kitą, žinai. Žodžiu, improvizą to visi mes, gerai. Gali aukščiau pasikelti, čia ta knygų, tai ką žinai? Ne, tai... Aš visai nežinau. Gerai. Žiniasklaida. Žiniasklaida. Ei, va, dėl žiniasklaidos. Penktadienį mes įsivarom šnekėti. Pamatysi. O tu, eik. Čia mano kadras. Jau, taip? Ne, va dabar paveikslas sutarštas. Paveikslas yra. Iš tos pusės atėjai. Taigi man nereikia tam. Tau reikia. Čia jau filmuoja, jo? Jo. Gerai. Kai keista, kai nėra publikos. Televizijoje tyla. Už publiką mes. Eik iš vienos pusės, aš iš kitos. Jo, ir aš kreipsiuosi jūs visus, gerai? Taigi va, žiūrėk, rimtai, mūsų buvo. Aksistoji. Labas vakaras visi. Tikrai malonu jūsų čia tiek matyti. Aišku, aš tikėjausi daugiau, tačiau yra tiek, kiek yra. Ir mums to užtenka. Be ilgų kalbų tiesiog norėčiau jums pristatyti pačią meno Lietuvos studentų ir moksleivių meno centro idėją. Idėja kilo sėdint su draugais ir geriant bokalą alaus. Ir štai jūs matot, kas iš to gimė. Gerai. Man atrodo, tikrai užteks tų kalbų. Pereinam prie apdovanojimų. Pradėsiu nuo pačios mažiausios grupės. Tai yra grupės, kuris susilaukia mažiausiai Lietuvos studentų ir moksleivių dėmesio. Tai yra kompiuterinė animacija. Flash. Komisija pasitarusi ir tikrai ilgai diskutavusi, net 3 darbai buvo, nutarė, kad apdovanojimą įsteigti reikia Ritai Grigaliūnaitei ir Vaidui Gronskiui. Tai tiek. Koks skirtumas? Pakartok, jeigu kas nors. Ne, tai viskas. Grigaliūnaitė. Gerai. Pakartok. Komisija pasitarus ilgai diskutavus nutarė, kad kompiuterinės animacijos apdovanojimą reikia įteikti šiems 2 žmonėms, kurie sukūrė tikrai nuostabų darbą. Tai yra Ritai Grigaliūnaitei ir Vaidui Gronskiui. Gerai, pereinam prie sekančios kategorijos. Tai yra trumpametražis video, trumpametražiai filmai. Čia jau buvo tikrai daugiau studentų, tikrai daugiau moksleivių. Nugalėtoja, mes į Komisija pagalvojus, savame aišku pasitarius, padiskutavus, nusprendė, kad nugalėjo 3DOT. Tai yra komanda, 3 žmonės, 3 vaikinai, kurie sukūrė tikrai gerą filosofinį filmą. Pavadinimu 3DOT. Tai yra Tomas Kukis, Saulius Paurazas ir aktorius Marius Genys. O dabar, manau, pats laikas yra pereiti prie gausiausios kategorijos. Fotografija. 22 dalyviai, 88 nuotraukos. Pačiam teko stebėti komisijos darbą, kaip jie ginčijosi, kaip jie bandė nuspręsti, kaip jie kovodavo dėl vienos nuotraukos pas autorių. Po ilgų ginčų yra priimtos yra nuspręsta apdovanoti šį autorių. Tai yra Tomą Čerčinevą. Yra nuspręsta apdovanoti šį autorių, Tomą Čerčinevą. Sveikinimai iš studentų atstovybės Didi pusės. Taip pat dar yra įsteigtos dar 2 kategorijos. Kaip žinome, žiniasklaida šiais laikais labai didelį įtaką daro viskam. Todėl jie įsteigė savo kategoriją, tai yra daugiausiai dėmesio arba labiausiai vertinamas žurnalistų, operatorių, tiesiog žiniasklaidos darbas. Šią vietą užėmė Simona
Šią vietą užėmė Simona Trilikauskaitė. Ir paskutinė nominacija. Daugiausiai dėmesio sulaukęs išlankytojų autorius. Ir jinai yra skirta Gerdai Čepaitei. Sveikinam juos. Kuo mažiau kalbų, kuo daugiau veiksmo. Tikiuosi jūs maloniai praleisite šitą vakarą. Iki pasimatymų. Jėzus Marija. Dabar mes jau pradėsim. Dabar jau filmuot. Kaip grupės pavadinimas? Ne. 3 ne. Galvo. Ramiai. Mes po to įjungsim kamerą, galėsi viską ten. Taip, jo, gerai. Taip. Vermutas, flešai. Neik tom. Taip pat manau, kad mes turėtumėm padėkoti grupiai NNN. Taip, jūs išgirdote teisingai. Taip pat mes turėtumėm padėkoti grupiai NNN. Teisingai, jūs išgirdote tikrai teisingai. 3 N raidės, kuri grojo ir linksmino mus šį vakarą. Ačiū jiems. Dar? Nedėkoti. O dabar kviečiame pasiklausyti grupės NNN. Gerai. O dabar kviečiame pasiklausyti grupės NNN. Nuostabus, nepakartojami, nenuorodos. Taip ir išversti?